Taigi, rytas Vegase ir einu į viešbučio baseiną, parodysim, kaip čia viskas atrodo. Ir visi viešbučiai turi savo baseinus, nes yra labai karšta, daug yra saulės, beveik niekada Vegase nebūna debesų, visada būna toks dangus. Ir einu apsižvalgyti ir tuo pačiu nunersiu. Manau, kad labai šaunu yra pradėti rytą nuo baseino. Reikia atsižymėti. I need to check your bag, please. Taigi, matosi, kad atrodo šiek tiek geriau negu Taskane, kur aš prieš tai gyvenau baseinai. Tai atėjau pačioje pradžioje, dar praktiškai nėra žmonių daug, dabar pirmieji keliasdešimt praėjo. Tai irgi yra man keista anksti keltis ir ateit pirmam. Tai puikia proga bus pasimėgauti ryto saulę ir po to ieškoti pusryčių. Tai matosi, yra gultai, yra smėlis tikras, yra kriokliai ir yra daugybė baseinų. Kai kur yra baseinai zonos, kur gali įeiti tik suaugę, tik nuo 21 metų. Tai dažniausiai ten vyksta vakarėliai nuo pietų, nes baseinai šiaip užsidaro, kai saulė pradeda leistas, tai kokią 6-8 valandą jau užsidarinėja. Tai dėl to ir vakarėliai prasideda dieną. Tai tokie rytai yra Las Vegase. Primenu, kad su jumis Brilliant, pokerio-mokykla.com. Ir šiuo metu yra kokie 35 laipsniai. Ir iš tikrųjų labai jaučiasi saulė ir kepina ir į akis labai spigina. Tai kaip ir puikus rytas prie baseino. O čia yra viešbutis Rio, čia yra ta naujesnė dalis. Aš nuo viršaus dėjau vaizdą, kaip atrodo. Naktį, kaip matosi, naktinis Vegasas, viršų yra Voodoo klubas, o mes gyvenam štai toj daly, senesnėme Rio ir langai mūsų yra į kitą pusę. Tai galvoju, ką čia dar jums papasakot. Tai šiandien atsiverčiau net nuo saulės, kaip atsispindi nuo šito plytelių. Tai šiandien aš žaidžiu $1500 turnyrą, kuris bus visai geras, nes vakar žaidžiau tokias turbinas po $888. O šiandien nusimato visai geras pokeris, valandiniai lygiai, vakar buvo pusvalandiniai, tai dvigubai daugiau laiko, didesnis stekas ir 3 dienų turnyras. Tai tikrai turėsiu ką veikti. Ir sekantis video iš to, kaip seksis turnyrai. Tai tiek, iki.